Labadiena. Šiandien mes pradedam šiuolaikinės edukologijos ciklą. Ir turėtume pakalbėti apie tai, kaip galima būtų padėti vaikams geriau realizuoti savo resursus, rezervus, vadinkim, gebėjimus, o galbūt ir talentus, ir gal kažkas iš jų bus tie didieji genijai. Bet kaip jiem padėti? Tai pirmas svarbiausias klausimas yra, reikia užduoti vaikui, ką tu norėtum gyvenime pasiekti, koks tavo yra tikslas ir kaip tu tai darysi. Tai dabar tiesiog keletą žingsniukų, kaip tai padaryti. Pirmas, užduokit klausimą, kokias tu svajonės turi. Jeigu vaikas turi kelias svajonės, tai jūs galite jam formuoti 1, 2, 3, 4, galbūt ir 5 karjeras. Antras klausimas būtų, tai yra, ką tu norėsi realiai daryti. Trečias klausimas, kaip tu norėtum tai pasiekti, kur ir kada. Ir svarbiausia, kas tave skatina tai siekti. Kada jūs pabandysite atsakyti iš to 6 klausimus, taps aiškiau, kaip galima būtų vaikui padėti siekti užsibrėžtų tikslų. Dar kartą noriu paminėti, svajonės gali būti ne viena, gali būti 4, 3, 5, 6, bet tiesiog suformuokite, atsakykite tos klausimus, kas tai turėtų būti. Pirmas, kas, ką, kaip, kur, kada ir kas skatina. Atsakę šitos 6 klausimus, jūs galėsite planuoti savo tolimesnius darbus. Sėkmės jums siekiant geresnės vaikui ateities.